gerbėmieji, kadangi arenoje matysite rimtus dalykus, matysite žirgus, labai prašom visų pasitraukti ne tik už medinio atitvaro, bet ir už virvės. Jūsų pačių saugumui ir tam, kad tikrai visi matytų, ypač vaikus prašome pasitraukti. O dabar žodis suteikiamas turnyro balsui, kuris paaiškins, kaip kas ir ką. Gerbiamasis Haraldas. Garbioji publika, dar sykį sveikiname visus čia susirinkusius. Dabar prieš savo akis regėsite viduramžių riterių kavalerijos turnyrą. 3 kilnus riteriai susigrums meistriškumo turnyre, įdant savo šaunumą bei ginklo valdymo meną pademonstruotų. Taigi, pasveikinkime narsiuosius riterius. Taigi, pirmasis riteris jojantis arenoje iš tolimosios Vokietijos atkeliavęs Gottfried von Schwarzwald. Tai riteris Gottfriedas, turtingiausias Badeno grafystės riteris, dėvintis juodą aprangą, nesenai sugrįžęs iš šventosios žemės, iš kurios ne vieną aukso skrynę parsivežė ir ne vienam saracėnui galvą nukirto. Gottfried von Schwarzwald! Štai matome, arenoje jodinėja ir riteris Algirdas. Paties Trakų kunigaikščio palydoje jojantis, daugybės kovų užgrūdintas veteranas, ne vieną vokietį ar maskolius savo ietimi persmeigęs. Pasveikinkime plojimais riterį Algirdą. Na ir galiausiai pasitikime mūsų kaimyną atstovą, iš pačios Krokuvos atvykusį riterį Višnevskį. Garsios bei turtingos giminės atstovas, gerai žinomas Europos turnyrų arenose ir daugelį priešininkų yra iš balno išvertęs. Riteris Višnevskis. Tiesa, kaip matome, žirgą jam teko pasiskolinti, matyt, lenkiškas koja pasitempė. Negi čia keliausiu, pavargo mano žirgai. Šiandieną riteriai susigrums meistriškumo turnyre, kuriame turės pademonstruoti ginklo valdymo meną, atlikdami eilę rungčių, imituojančių karo veiksmus. Ir pirmojoje rungtyje riteriai parodys, kaip kavalerijos atakos metu ietimis ginkluoti raiteliai visų greičių smogė savo priešininkui. Ir tam, kad parodytų, jog sugebės mūšyje į priešą pataikyti, riteriai turės ietimi nukabinti štai šiuos iškeltus žiedus. Už kiekvieną nukabintą žiedelį keliama po tašką. Tad įdėmiai stebėsite, garbioji publika. Riterių pelnomus taškus skaičiuokite. Ar pasirengęs sekretoriatas skaičiuoti taškus? Taigi, ar arena parengta, šaunieji ginklanešiai? Ir pirmasis užduotį vykdys riteris Gottfriedas. Taigi, garbioji publika, pasveikinkime riterį ir pakvieskime jį joti kuo greičiau ir persmeigti nevykusius ginklanešius, kurie trasoj vaikšto. Na, ar šį kartą jau parengta? Gal ten ginklanešį vietoj žiedo pakabinti? Ką manote? Ar kur čia tas nusikaltėlis buvo? Na, jau galim pradėti. Tuomet pirmyn Gottfriedui. Abu žiedai nukabinti.
2 taškai riteriui iš Vokietijos. Kyla į viršų nauji žiedai ir prie starto linijos stoja riteris, kuris? Algirdas ar Višnevskis? Algirdas! Garbioji publika, norėdami, kad riteriai kuo šauniau atliktų užduotis, jūs turite kuo garsiau juos palaikyti. 1 taškas riteriui Algirdui. Na, matote, bandžiai palaikėte ir tik 1 tašką Lietuvos atstovas pelnė. Na, o dabar pirmyn Lenkija. 2 taškai riteriui iš Krokuvos. Na, o dabar šiek tiek pasunkinkime užduotį ir vietoj didelių žiedų pakabinkime visai mažyčius. Kur mano ieti? Jau nelengva bus į tokius pataikyti. Taigi, ir vėl pirmasis ietį ima riteris Gotfrydas. Nagi, garbioji publika, kai riteris joja, visi šaukime O! Na, šį kartą nepasisekė Badeno grafystės turtuoliui, 0 taškų. Na, o kai pasirodys Trakų Algirdas. Žiedai pakabinti. Ar riteris Algirdas pasirengęs? Pirmyn! Abu žiedai nukabinti. Na štai, matote, garbioji publika, ką jūsų palaikymas gali. Žiedai kyla į orą ir į areną joja riteris Višnevskis. Na, žinokit, tikrai mes ten ginklanešio galvą pakabinsime. Na, pirmyn Višnevskį. Na, žinokit, paskutinis kartas ginklanešį. Po to jūs pastatysime tikrai vietoj to žiedo. Atsiprašome garbiosios publikos už tokį nevykusį ginklanešį, nesijaudinkit. Šį mėnesį jis valgyti nebegaus. Taip, ir 10 diržų iš nugaros bus išlupta. Pirmyn! Vienas žiedas nukabintas, 1 taškas Lenkijos riteriui. Sekančioje rungtyje jaunieji riteriai parodys, kaip įsiveržia į pėstininkų gretas, kapoja galvas į kairę ir dešinę. Na, tikrų galvų gal šiandien nekaposime, nebent turime publikai gal kokį totorių ar maskolį. Ne, neturime. Va štai, šitą nevykusį ginklanešį galime pastatyti. Na, ką padarysi? Štai matome užmauti kopūstų galvos. Na, iš tiesų, nuo priešų ietininkų nieko nesiskiria. Taigi, riteriai turės prajodami nukirsti šias kopūstų galvas. Už kiekvieną pataikymą vėlgi skiriamas po taškas. Na, ar pasirengęs riteris Gotfrydas? Tuomet pirmyn, ar kaip pas jūs Badene sakoma, forwards. Taip, 2 kopūstai nukirsti, 2 taškai. Taip, svarbi informacija. Berniukas vardu Jurgis pametė tėtį ir laukia jo prie scenos. Jurgis Juškevičius 9 metų laukia tėčio prie scenos.
Tai, na, o ginklanešiai jau, matau, užmovė naujas kopūstų galvas, kurias kapos riteris Algirdas. Riteriai Algirdai, jūs turėjote galvas, o ne kūnus priešų kapoti. Taigi, tiek taškų? 1 ar 2? 2. Ginklanešiai sako 1, publika šaukia 2. 1,5 taško Algirdui. Na ir pirmin Višnevski. Oba. 1 taškas riteriui iš Lenkijos. 1 pėstininką, matau, jūs net nebandėte tirsti. Galbūt Lenkijoje tik į dešinę kapojama, nežinau. Na, o dabar vėl pasunkinkime užduotį riteriams ir vietoj didžiulių kopūstų užmaukime mažiukus obuolius. Na, priešų tokiom mažom galvom gal ir nebūna, tačiau turnyras skirtas tam, kad riteriai savo meistriškumą parodytų ir savo galimybių ribas atrastų. Taigi, arena parengta. Pirmin Gotfridai! Pirmin! Du taškai Vokietijos kariui. Dėkite naujus obuolius. O mes, garbioji publika, pasirenkime palaikyti riterį Algirdą. Na, ar prisimenate, kaip riterį reikia palaikyti? Visi garsiai sakome o. Nagi, pirmin Algirdai. Riteris Algirdas pasveitina jūs garbės ratu prieš įjodamas į trasą. Vienas obuolys nutirstas, 1 taškas Algirdui. Na, o iš kairės stovintys obuoliai irgi bailiai, ar tirsite jau juos? Pirmin Višnevski. Su skolintų arkliu. Na, šį kartą kairys obuolys nutirstas, tačiau paskutinis liko kabėti. 2 taškai Lenkijos riteriui. Na, dabar trumpam palikime mūšio lauką ir persikelkime į kitą kilmingųjų itin mėgtą pramogą – medžioklę. Negalvokite, garbioji publika, kad riteriai medžiodavo ramiai savo, sėdėdami bokšteliuose ir laukdami, kol valstiečiai jiems kokį žvėrį atvarys. Oi ne, medžiodavo riteriai ietimis. Praeitomis pasivyję bėgantį žvėrį, sviesdavo jį savąją ietį ir šį taip nukaudavo. Štai matome, ginklanešiai parengė taikinį, kuris ir vaizduos šiandieną medžiojamą žvėrį. Na štai toksai gana stambus šernas, sakyčiau. Dar didesnis, čia jau beveik elnias mažas. Taigi, žiūrėkime, kuris iš riterių šiandieną valgys gardų kepsnį, o kuriam teks šitos kopūstus susirinkti. Taigi, kaip jau įprasta, pirmasis joja Gotfridas. Yra taškas Gotfridui, Algirdas. Pro šalį ir Višnevskis yra. Na, tačiau medžioklinė karas po vieno sumedžioto ar pabėgusio žvėries nesibaigdavo. Tad visi riteriai jos ir sviesieti dar sykį. Taigi, žvėris parengtas, o, dar paaugo. Taigi, palaikykime riterius. Na, o šituos žmonės su tom stebuklingom dėžutėm prašytume pasitraukti kur nors į kitą pusę, negu ietis skrenda.
A, jie vietoj šerno nori būti. Gerai, pirmin, Gottfriedai! Algirdai! Ir Višnevski! Na, aš iš tikrųjų nesupratau, jūs sakėte, kad fotografus medžiosite, bet vėl ietis į tą šieno kitką susmigo. Na gerai, po tašką visiems riteriams. Na, grįžkime, primedžioję ir pasisotinę į karo lauką. Ir kita riterių laukianti užduotis, taip ir pirmoji, vaizduos kavalerijos ataką.